ėjau ir... Jo, man tas labai įdomu, nes man sunku suvokti, kaip žmonės patys. Kadangi aš augau tokioj šeimoj, kuri buvo skriaudžiama ir mama senelė Krasnojarske, ten buvo apgyvendinta. Ir, žodžiu, tokia nuoskauda tvyrojo šeimoj, nors apie tai garsiai nebuvo kalbama. Nebuvo kalbama garsiai? Niekada tėvai tokių galbūt prie mūsų vaikų nebuvo, kadangi vaikas lieka vaikų, jisai užkalbintas gali ir prašnekti. Tai būtent niekas šeimoje nekalbėjo, nes bijojo, kad tai gali nutekėti kažkur. Net neleido mama tėvukui pasakoti savo išgyvenimo lageryje. Vieną tik tai ką atsimenu, tai reiškia, jis miegodavo ant tokios dėžės, kuriame buvo, reiškia, lavonas, miręs žmogus. Tai va šitą tai atsimenu, kad pasakojo. O daugiau mama neleisdavo jam pasakoti, kad nesugadinti mums gyvenimo. Vaikų pasąmonėje buvo kažkas tai tokio likę, kad aš žinojau, kad klausosi Amerikos balso. Kad kažkas tai tokio buvo, nes mes ir buvom vežamųjų sąraše. Šeštadienį, reiškia, mes išeidavom į tėvuko darbovietę, naktį prileisdavom ant kėdžių, o dieną, reiškia, pas tos pažįstamus žmonės, kurie tose sąrašuose nebūdavo. Ir tik tai jau sekmadienio vakare mes jau eidavom į namus. Nes paprastai veždavo sekmadienio naktį. Vežimai visi būdavo. Ir jaunystėje bendravau su tokiais žmonėmis, kurie puoselėjo lietuvybę. Ir visumoje, reiškia, tas kaip ir augo. Ir kada prasidėjo sąjūdis, kada prasidėjo suvažiavimai visi. Tai čia buvo toks pakilimas, tokia atgaiva. Toks įsitiesimas, aš jums nemoku apsakyti to jausmo, kadangi jis žodžiais turbūt nenusakomas. Tokia tvyrojo šiluma nuo kiekvieno žmogaus lietuvio. Kiekvienas buvo artimas, bičiulis, draugas, giminė atrodė. Ir va tie ėjimai į tos mitingus ir iš tų mitingų visi eina pakylėti. Taip pat atėjus tam sausio dienom, nekilo ir tokios dvejonės, eiti ar neiti. Tik tai ką reikia daryti, klausimas toksai kilo. Metų tai jau tokia atmosfera tvyrojo, tokia ore tvyrojo ta įtampa. Jautėsi, kad kažkas tai bus vis dėlto. Kad geruoju tai nesibaigs, kadangi buvo ir Gruzijos įvykiai, buvo Azerbaidžano įvykiai. Ir kad čia mes tokie geručiai, mes tik tai dainelės dainuojam, kad mes tik tai gražiai elgiamės ir kad mūsų niekas nebaus. O grėsmė tai buvo labai, jau kiek kartų tikėjomės, kad įves tą prezidentinį valdymą Gorbačiovas, vis siūlė jį įvesti. Ir tai tą savaitę, paskutinis prieš sausio 13, tai buvo spaudos rūmų užėmimas, kur reiškia, vandenį ten liejantis jaunuolis Lukšys, reiškia, buvo pašautas į veidą. Dienos vidury, tai vyko dienos vidury, jau prieš tai 2 naktis ten vis bandė naktį užimti tos spaudos rūmus. O ką tas vaikinas darė? Jis ten, kuriam ten aukštais per langą, guminę šlangą ir, reiškia, vandenį leido. Į tuos kareivius, kurie atvažiavo. Ir vienas karininkas įsitraukė ir šovė į jį, iš žandikaulyje jam iššaldė. Tada, kaip jau iš esmės supratot, kad jie gali panaudoti. Tada jau aišku buvo, tik neaišku buvo, kad tai padarys. Jau buvo 12 Landsbergis, kažkokia apie 12 Landsbergis, reiškia, per televiziją kalbėjo. Ir
prašė žmonės eiti prie bokšto, kadangi mažai yra žmonių. Nu ir, reiškia, praktiškai mano akise tai liko būtų, oi, taip jinai bučelytė. Ir paskui taip maždaug po pirmos prasidėjo šaudymas prie Konackio spaudos televizijos komiteto. Taip pat išlėkė mano balkonas lauk, atsidarė duris. Toks trenksmas buvo net per tą upę ir ten taip trenkė, kad, reiškia, atsidarė balkonas. Aš išpuoliau į balkoną ir žiūriu, kad ten šaudo prie televizijos komiteto. Bet mane labai, aš aukščiau gyvenau ant kalbos tokios. Ir kad ten, reiškia, matėsi kaip šaudo. Kas būtent? Ką žinau, kas ten šaudo už Vingio parko. Švyti visą laiką, šviščioje ir trenksmai. Nu, pasiskambino paskui kaimynus, sakau, ką darom. Einam. Nu, ir išėjom. Išėjom mes, mums čia prie mokyklos per miškelį reikėjo. O šlapdriba tokia, o klimpo kojos. Ir ant tos kalvos jau prie bokšto atbėgom. Labai mažai žmonių buvo prie bokšto, toks mažas laužiukas degė. Ir pamatėm, kaip važiuoja tankai, ne Karoliniškių gatvė, bet tą gretutinę gatvę važiuoja tankai. Kur dabar vadinasi Konstitucijos prospektas, tai ne tuo, o būtent kraštutinę gatvę važiuoja tankai į bokštą. Tankai ir tanketės. Ir, reiškia, visi pradėjo šokti, tankai važiuoja. Kad tankai, reiškia, nevažiuotų į viršų, visi, reiškia, nusprendė, kad reikia užtverti gyvąją žmonių tvorą, reiškia, kad jie nevažiuos žmonės. Bet tie tankai pradėjo ropoti į viršų ir tada, reiškia, mes visi irgi vėl, kažkieno pasiūlymas buvo, kad reikia apjuosti bokštą žmonių eilėm. Nu ir visi per tokią išplėštą metalinę tvoros skylę sulindom ir apstojom tą bokštą. Tai tankai lipo toliau? Vienas užlipo ir vienas atsistojo būtinai, prieš mane stovėjo jisai visiškai. Ir tie kareiviai šautus atstatė, tai tokia, kaip nemoku pasakyti, kaip negyvas žmogus, kad stovi. Tokiam didelėm akim išpūstom žiūrint. Kiek žmonės pastebėjo ir su neuropatologais, kai šnekėjom, tenai buvo. Tai visi mano, kad, reiškia, jie vis dėlto buvo narkotikų pripumpuoti ir tokie jie bevaliai, tik taip atklūstantis vado nurodymams. Nes akis tą išdavė. Kodėl aš kalbu tai, kad mes matėme veidus, kadangi tas tankas apačiai, kur stovėjo, iššvietė prožektoriumi virš tokiais bliksniais, visą laiką prožektoriaus švytino į bokštą ir šaudė tuščiom kulkom, birėjo tinkas, birėjo stiklai. Jie robotai, į robotus panašus tokie, galima pavadinti muliažai žmonių. Neišgąsdina viso tai, kad nesimato tokių? Žinot, kad, man atrodo, mes jau visi tada buvom gavę šoko porciją. Tiesiog jau nebebuvo to. Tos reakcijos jau nebuvo. Praėjus kažkuriam tai laiko tarpui, skirdo, kad tankai važiuoja. Aš nesupratau net iš kurios pusės tankai važiuoja. Kai paskui aiškinausi, man atrodė, kad iš dešinės, kur aš stovėjau, o pasirodo, kad tas tankas važiavo iš kairės. Ir tai buvo daug žmonių? Žmonės, reiškia, pradėjo pereidinėti į priešingą pusę, ten, reiškia, nuo kelio į pievą. Ir aš bandžiau žengti, tai kareivis mane atstatė šautuvo ir aš vėl grįžau. Paskui kiek palaukus aš vėl ėjau ir šūvis iš tanko buvo šūvis, ta oro banga mane bloškė ant žemės. Ir aš nukritau ant dviejų tokių minkštų daiktų.
Ten buvo Loreta Asanavičiūtė ir Loreta Trušiliauskaitė. Aš kartu taip ant jų. Ir aš bandžiau ropoti. Kodėl aš bandžiau ropoti, aš po šį dieną negaliu pasakyti. Jūs ropojat nuo? Aš ropojau užkritus ant jų, nuo jų ropojau. Ir man atrodė, kad aš jau saugoj vietoj. O iš tikrųjų? O iš tikrųjų, reiškia, kai aš pagalvoju, kad aš jau saugi, užspaudė man kojas. Tada aš supratau, kad aš jau su manimi jau viskas. Jau pabaiga. Užspaudė, pastovėjo ir pradėjo sugiotis, taip tas sakas pirmin, va, kaip čia matosi, jisai šitie. Čia va, tai šitie, kaip jie vadinasi, tos grandinės. Vikšrai, reiškia. Jie matosi, kad visas tanko viršus yra pakeltas. Jis yra atsirėmęs į tą bordiūrą, kuris skiria šaligatvio važiuojamąją dalį nuo pievelės. Jeigu jisai būtų, reiškia, nebūtų buvę to bordiūro, tai mus būtų čia užspaudę. Sutaiškiai, būtume likę kaip blynai. Ir kada pradėjo traiškį, tai tiesiog kaulų garsas. Ar aš girdėjau, ar iš tiesų tai buvo, aš girdėjau, kaip traška kaulai, kaip reikia abi Loretos. Paskui tokia buvo bedugnė, nugrimzimas į tamsą. Nieko neapsakoma tyla ir labai didelė juoda tamsa. Gyvenime tokios nėra, tokios tamsos. Ir, reiškia, pasilinkė prie manęs žmogus ir traukė už pečių. Tai aš jo paprašiau, kad, reiškia, kad mano viena koja prispausta. Ir kad gal galima, reiškia, tanką pastumti. Taip paprašėte? Taip, aš paprašiau, tai jisai sako, tai gal gyvybę reikia gelbėti. Sakau, pabandykit. Naivumas aukščiausiam laipsnį. Ir jis pakluso mano prašymui. Stumė tanką. Ir jis, reiškia, praėjus kuriam laikui, reiškia, važiuoklę matyt atleido ir mano koją atleido. Ir tada staigiai tie 3 žmonės mane čiupo ir išnešė. Va, šitas žmogus, reiškia, armijoje tarnavo tankistų. Ir jis žinojo tuos ženklus visus, reiškia, o ten toks yra toks bokštelis ir langelis, reiškia. Ir ten jisai pradėjo rodyti tuos ženklus ir tas tankistas pakluso jam. Jo, ir jis man išgelbėjo koją. Mane nešė, aš vis laik slydau iš kailinių. Ir į mus vis atsitrenkdavo žmonės, reiškia, jie nematė, kur eina, blaškėsi, blūdinėjo ten aplinkoje. Panika? Čia šokas, ne panika. Tiesiog. Panika tai žmonės bėgtų, reiktų. O čia toks šokas ištiko visus. Tada jau mane nunešė ten prie gatvės. Atrodė toks ilgas tas kelio darbas buvo, kol mane nešė. Bet jūs skausmą jautėte? Jokio skausmo nebuvo. O galvojat kažką? Nieko negalvojau. Tiesiog slinko laikas labai lėtai. Taip, ir atrodė labai mane toli neša. Ir kada jau nusileidom nuo to skardžio, stovėjo greitosios mašina, tuščia, apšviesta, nei vairuotojo, nei medikų, nieko nebuvo. Ten pradėjo šokti, kad reikia mašinos, iš kažkur atlėkė 3 vaikinai. Ir su raudonu žiguliuku jie mane paėmė, įsodino ir vežė. Vežė, tai jie per kažkokius tai kiemus, per kažkokius tai tamsius kiemus, per Karoliniškės, per Žvėryną kažkur tai kiemais jie važiavo. Kaip velniai dušę pagavę į peklą nešė. Ir mane nuvežė į tą ligoninę, ten paguldė ant tokio vežimėlio, įvežė į primamajam, taip kraujo
kulanai telkšo, šonuose toks ilgas koridorius, siauras. Ir žmonės tokie susmegę. Įvežė kažkokie. Aš negaliu pasakyti, kiek tų žmonių tas koridorius, gal dabar jis netoks ir ilgas ir būtų, kaip man tada atrodė. Įvežė į ponios kambarį ir paliko. Vėl paliko mane. O ten vienas guli ir dainuoja. Aš klausiausi jo ir sakau, klausyk, brolius, atrodo, mūsų jau dainos pasibaigė. Gal dabar giesmės pradėkim giedoti. O kur daugiau aš tai nežinau, daugiausiai turbūt vis dėlto Raudonasis Kryžius priėmė. Jie tiesiog buvo labai gerai pasiruošę, taip aš paskui supratau. Tiesiog laukė. Jo. Ir budėjo gydytojai ir personalas. Taip. Taip, tai žodžiu, jūs nuvežė ir pagaliau ir paskui laukiau ir gydytojo ir chirurgo. Ta aš suvokiau, kad čia mane šitas žmogus operuos ir aš taip jam į ranką įsikibau ir sakau, daktarė, išsaugokit man koją. Jinai dar gyva. Ir jis mane tada greitai atsirado tas chirurgas, o tas chirurgas irgi važiavo. Jis atvažiavo nuo Bokšto. Irgi ten pabuvo ir pamatė visą tą vaizdą ir parvežė šeimą su žmona ir dukra, jisai buvo, reiškia, nuvažiavęs. Tai jis parvežė žmoną į Šeškinę, o pats atvažiavo ligoninę dirbti. Reiškia, mane pervežė į Raudonąjį Kryžių. O ten prasidėjo kova už kojos išlikimą su medikais. Su medikais? Jo. Jiems atrodė paprasčiau? Jie sprendė, kad tai, aišku, būtų daug paprasčiau, kad reiškia amputuoti. O aš neleidau jiems to daryti, atsisakiau. Nes aš žinojau, kad daktarai kai daro stebuklus. Tas pradėjo mane, reiškia, ruošti operacijai, savaitę ten laupė tos nekrozuotus audinius. Ir prasidėjo tas maratonas su auto operacijų. Per 5 mėnesius 6 operacijos. Va, ir jie mažai tikėjosi irgi, bet kažkaip aš buvau taip savo suplanavus, kad aš atsistosiu, tai iš tiesų aš atsistojau. Bet aš dar nežinau, kad reikės mokintis vaikščioti. Galvojat, kad tiesiog atsistosiu turėsit? Jo. Tad turėsiu telefoną ir atsistosiu ir reiškia, viskas mano gyvenimas susitvarkys. Kėlė, tai čia po visų operacijų? Čia jau po visų operacijų, taip atrodo jinai. Tai čia, kaip sakėt, išėmė kaulą iš... Ir kaulą iš šeivikaulį iš dešinės kojos išėmė, kadangi šitas kaulas buvo osteomielito suėstas. Čia... Gabalai čia, va tie gabalai, kurie va čia yra. Va čia tie gabalai, čia yra osteomielito suėsti. O čia va šeivikaulį išima iš kitos kojos. Tai kita koja buvo sveika, bet tada... Sveika, iš jos išėmė šeivikaulį, aišku, tapo silpnesnė jau irgi. Ir perkelė čia ir pajungė su kraujagyslė ir nervus pajungė, reiškia. Ir lopė čia nugaros raumenis, tai pats geriausias išimtas ir čia įsodintas. Kadangi čia buvo nuoga visiškai, jokių raumenukų nebuvo. Ir koja sukūrė iš nuogo? Jie sulipdė į Gležės lizdą. Čia labai didelis jų darbas įdėtas ir proto, ir rankų, ir širdies, visko buvo įdėta. Vis dėlto atsistojau. Tiesiog, kaip sakėt, nesigailėjot niekada, taip? Aš žinot, kad aš to gailesčio tikrai neturiu. Kažkodėl net man pačiai keista. Kai manęs klausia, tai man nestebina šitas. Jeigu, reiškia, lemties ir aš šitaip nulemta, tai gailėtis nėra ko. Nes matyt, giminė mano taip daug ką yra padarius, kad aš ją turiu. Ne šitą naštą, kaip anksčiau sakydavo, iš šeimoje turi likti viena sena pana. Ir melstųsi už giminę.
Žodžiu, jeigu dabar būtų ne sausio 3, bet sausio 12 ir prieš 21 metus eitumėt vėl? Žinot, kad taip. Žinodama, kad bus taip, kaip buvo, eitumėt vėl? Nu, žinot, aš Saugotumėt. Žioplai nevaikščiočiau. Aišku. Na, aš iš tikrųjų. Kadangi jums palyginus dar gerai visai susiklostė, kai jūs ten ištraukė, kaip tarkim kitiem, kai sakė tos Loretos ten, kur 2 buvo, ir tasai ponas, kaip jiem susiklostė viskas? Loreta vienam žinatilsi mirė. Ir tą pačią naktį mirė. Loreta ir kalbėjo dar, kaip per žarnyną pravažiavo viską čia smaigė. Tausimė, kiek realiai tasai dar visas truko toksai sambrūzdis dar tenai su tais va tokiais va, vis tiek žmonės budėjimo režime paskui po tų visų įvykių buvo. Baimės per Liepos mėnesį labai daug buvo, o kai aš toj pirmoji tarininiai gulėjau, tai mes, pasirodo, ne tik aš, bet ir Sakalauskas naktim nemiegodavom, nes buvo, reiškia, tada aš prabudau iš narkozės po pirmosios operacijos, aš išgirdau palatoj seselės, reiškia, prašymą, mes ten 6 gulėjom. Ir prašymą tų moterų, reiškia, neskelbtų, kad čia naktį paguldėm sužeistų, sužalotą žmogų, nes gali ieškoti. Nu tai būdavo, o kadangi ant kampo ta ligoninė, ten iš vienos pusės važiuoja, iš kitos pusės važiuoja, mašina sustoja ir ausis jau kaip zuikių pakeltos, tai tada jau atsirado baimė. Tai reiškia, gali sunaikinti ateiti kaip liudininkus. Nevzorovov. Filmas po to buvo susuktas, kad reiškia patys žmonės šaudė ir mėtė iš bokšto. Propagandinis. Jo paskui Krasnoja zvezda buvo, reiškia, kad aš priguliau, nusifotografavau. Čia jau rusų spauda. Jo, pogoniokė buvo, kad reiškia mane pastumė po tanku savi. Atneždavo tos spaudos ir saidavo lankyti atneždavo. Tai va, tokių visokių papasakų tai buvo. Pas Loretą Čiušliauskaitę įsivežė anksti rytą 7 valandą iš ryto į namus. Tai bet ten buvo, reiškia, ir jos sesuo su vyru. 2 prokurorai ar karininkai. Ir, reiškia, jie pareikalavo duoti parodymus. Tai tos sesers vyras ten truputį su jais taip pasišnekėjo. Paskui vis parašė, vis dėlto apklausė ją, bet jinai parašė, kad jinai, reiškia, prievartą pasirašo, reiškia, tą apklausą. Tada aš jau pradėjau prašyti pagalbos, nes pas ją yra sesuo ir brolis, o aš viena. Ir aš nesilaikysiu, nepaeinanti visiškai. Taigi turėjau telefoną, kurio jeigu pasirodytų, reiškia, bandytų mane atvesinti, kad skambinčiau ir tada jau man padėtų. Na, žodžiu, tos panikos buvo, ypatingai per pučą, kokia panika buvo. Aš buvau įsikrauščius su vaistais ir dokumentais pas kaimynus apsinakvojus. O tiem žmonėm, tada sausio 13, kur buvo jaučiat neapykantą? Nu ką vargšai kareiviukai gali padaryti? Jiems duotas įsakymas, jie vykdo.